natūralios šypsenos, nenorėjau kažkokių kaip plasmasinių dantų, netikrų. Po ilgų svarstymų, ilgų galvojimų nusprendžiau, kad kažkaip tais norisi pasidaryti jau rimtai ir jau taip visiškai taip, kaip labai patiktų. Ir vat susiradau Vivadens meistrę Ingridą Ivancę. Ir kadangi estetinis buvo darytas prieš 10 metų ir buvo darytas ant pakankamai kreivų dantų, mes peržiūrėję visą situaciją nusprendėm pritaikyti ortodontinį gydymą, tam, kad išgauti geriausią rezultatą. Rezultatas atpirko viską, tai to ortodontinio gydymo metu man buvo gerokai pratiesinti dantis, paplatinta šypsena, atitraukti galiniai dantis, nežinau, iltis atrodo nusileido, žodžiu, šypsena smarkiai pasikeitė. Ir gydymas truko apie 6 mėnesius, plius minus, kadangi breketai buvo permatomi, natūralios dančio spalvos, tai daug kas labai išgyrė, kad breketai labai tinka, kad šypsena atrodo labai plati ir aš pati kažkaip labai gerai jaučiausi. Šiek tiek buvo gaila, kai nuėmė, nes labai daug pločio pridėjo šypsenai tie breketai. Ir po to galiausiai buvo pritaikytas estetinis plombavimas. Estetinio plombavimo metu žiūrėjau filmą, kurį išsirinkau per Netflixą. Tas labai palengvino visą šitą procesą. Padarė man tą šypseną, padarė, kadangi per 2 dienas. Tai po pirmos dienos dar jaučiausi keistai, nes darbas dar kaip ir buvo neužbaigtas, atrodė dantis dideli, atrodė kažkas tokio neįprasto. Bet sekantį dieną, kai pabaigė savo darbą visą atlikti gydytoją, tai rezultatas tikriausiai labai nustebino. Iš karto pripratau, iš karto nebuvo kažkokių trūkumų, kad kažką labai norėčiau keisti, iš karto savo šypseną labai džiaugiausi. Labai patiko, kokią spalvą gydytoja pritaikė ir parinko. Tai visi sutikti žmonės man sakydavo, tu kažkaip labai gražiai šiandien atrodai, bet nieks negalėdavo įvardinti kas. Tai įvertinau kaip labai teigiamai. Rezultatu esu labai patenkinta ir pagaliau po viso šito ilgo laikotarpio, po viso šito kelio, aš pagaliau galiu džiaugti savo šypseną, šypsotis visiškai be kompleksų ir pamiršti, kad man kažkada dabar čia reikės kažką daryti, taisyti ir taip toliau. Tai va, tai labai didelis ačiū būtent visai klinikai, gydytojai, kuri labai profesionali, taip pat ir asistentai, kuri visą laiką labai irgi gelbėjo, žodžiu. Tai va, tai esu laiminga, patenkinta ir ačiū.